Dirbtinio intelekto perėmimas yra neišvengiamas, arba bent jau taip jums buvo sakyta. Kai tik įkeliate nuotrauką ar balso įrašą, jie dingsta visam laikui, surenkami į dirbtinio intelekto sistemas, kurios maitina nenumaldomą duomenų alkį. Bet kas jei tai dar ne visa istorija? Šiuo metu vyksta skaitmeninis sukilimas. Spąstai yra spendžiami duomenyse, nuo kurių priklauso šie modeliai. Tyrėjai išsiaiškino, kaip galima lobotomizuoti dirbtinio intelekto modelius, naudojant vos kelis modifikuotus JPEG failus. Ir tai veikia. Kas nutinka, kai duomenų rinkimo robotai ne tik mokosi iš interneto, bet ir pradeda dėl jo gesti? Tarkime, kažkas įveda paprastą užklausą į dirbtinio intelekto modelį. Jie paprašo fotorealistinio šuns bėgančio per parką. Tai toks dalykas, kurį kompetentingas modelis visada padaro puikiai. Tačiau šį kartą rezultatai kitokie. Kojos nesusijungia tinkamai. Atsiranda papildomi sąnariai ten, kur jų neturėtų būti. Veidas subtiliai virsta kažkuo, kas primena nejaukumo slėnį. Kailis praranda struktūrą ir aiškumą. Atrodo, lyg kažkas būtų matę šunį 1000 kartų, bet iš tikrųjų nesupranta, kas tai yra. Ir tai yra užnuodyto dirbtinio intelekto modelio darbas. Tai nėra klaida. Modelis vis dar daro tai, kam buvo apmokytas. Problema slypi tame, kuo jis buvo apmokytas. Užnuodytas dirbtinio intelekto modelis atsiranda tada, kai kažkas sujaukia duomenų rinkinį, iš kurio jis mokosi. Jie įterpia manipuliuotų ar klaidinančių pavyzdžių mokymo metu, kad modelis pradėtų atpažinti neteisingus dėsningumus. Niekam nereikia nieko įsilaužti ar laužtis į sistemą. Menininkai ir kūrėjai tiesiog įkelia savo darbus į internetą kaip visada, o tada pasirodo duomenų rinkimo robotai. Tai yra automatiniai robotai, kurie naršo internetą ir surenka didžiulius kiekius vaizdų, tekstų bei garso iš svetainių. Jie nesupranta, ką renka. Jie tiesiog viską surenka, kad sukurtų mokymo duomenų rinkinius dirbtinio intelekto modeliams. Čia ir prasideda problema. Kartu su visu tuo įprastu turiniu surenkami ir užnuodyti pavyzdžiai. Iš pradžių niekas netrodo blogai. Spąstai išryškėja tik vėliau, per kitą mokymo etapą. Čikagos universiteto komanda išbandė šią teoriją. Jie pateikė Stable Diffusion apie 50 pakeistų šunų nuotraukų, o tada paleido dirbtinio intelekto modelį veikti. Beveik iš karto vaizdai buvo iškraipyti. Kiekviename jų buvo kažkas negerai. Komanda tęsė darbą. Tai jie pasiekė maždaug 300 užnuodytų vaizdų modelis, pradėjo generuoti katės atvaizdus. Modelis mokosi iš milijardų vaizdų, bet dėl kiekvienos atskiros savokos, tarkime šuns, jis iš tikrųjų remiasi tik keliais tūkstančiais jų. Sugadink nedidelę dalį ir viskas pradeda byrėti. Tau nereikia milijonų blogų failų, tau reikia mažiau nei 1% tinkamų vaizdų nukreiptų į tinkamą savoką. Šie modeliai nėra izoliuoti. Jie užtikrina Midjourney, DALL-E ir tavo telefone įdiegtų vaizdų įrankių veikimą. Taigi, jei viena sistema sugadinama, pasekmės nelieka apribotos, jos išplinta. Tai naujo tipo kovos pradžia ir žmonės, kurie tai daro, nėra konkuruojančios laboratorijos ar piktavaliai. Tai iliustratoriai, fotografai, kūrybingi žmonės ir paprasti vartotojai su nemokama programėle. Ir visi jie turi priežastį pykti. Bet prieš eidami toliau, įsivaizduokite tai. Jūs kiekvieną dieną būnate internete. Jūs tikrinate savo elekto paštą, atsidarote kelias programėles, kažko ieškote, žiūrite vaizdo įrašus, galbūt visą tai darote keliaudami. Ir jums tai atrodo visiškai normalu. Tačiau užkuliuose jūsų interneto tiekėjas, reklamuotojai, tinklo administratoriai ir kartais net vyriausybės gali susidaryti stebėtiną išsamų vaizdą apie tai, ką veikite internete. Kad būtų aišku, joks VPN negali apsaugoti jūsų nuo visko, vis tiek turite būti atsargus internete. Nespauskite įtartinų nuorodų, nepateikite asmeninės informacijos įtartiniems Elegrinė laiškams ir tikrai nepasitikėkite vadinamojų Nigerijos princu. Tačiau geras VPN yra svarbus privatumo sluoksnis, nes privatumas neturėtų būti tai, apie ką galvojate tik tada, kai kažkas nutinka ne taip. Tai turėtų būti numatytasis dalykas. Ir būtent tam sukurtas Proton VPN. Proton VPN padeda išlaikyti jūsų naršymo privatumą, kad ir kur būtumėte. Nesvarbu, ar esate namuose, keliaujate, ar tiesiog bandote apsisaugoti nuo savo veiklos internete stebėjimo. Jų neregistravimo politika buvo patikrinta nepriklausomų auditorių, o Proton remia fondas skirtas privatumui, skaidrumui ir vartotojų teisėms. Proton VPN taip pat yra visiškai atviro kodo, tai reiškia, kad jo kodas yra viešai prieinamas patikrinimui. Taigi, vietoj to, kad tiesiog prašytų jais pasitikėti, Proton suteikia žmonėms galimybę patikrinti, ką jie daro. O privatumas nebūtinai reiškia lėtą veikimą. Proton VPN siūlo didelio greičio ryšius su VPN Accelerator ir NetShield, kuris blokuoja kenksmingas reklamas ir sekiklius dar prieš jiems sugadinant jūsų naršymo patirtį. Tai taip pat suteikia jums daugiau laisvės internete. Galite prisijungti per serverius visame pasaulyje, saugiau pasiekti turinį keliaudami ir naudoti jį srautiniam transliavimui, žaidimams bei tarpusavio failų dalymuisi. Visa tai išlaikant didesnį savo veiklos privatumą internete. Taigi, nesvarbu, ar bandote sustabdyti reklamuotojus nuo jūsų sekimo, išlaikyti naršymą privačių nuo savo interneto tiekėjo, ar tiesiog susigrąžinti savo internetinio gyvenimo kontrolę, Proton VPN leidžia lengvai pasirūpinti savo privatumu. Spustelėkite nuorodą aprašyme arba eikite į protonvpn.com/theinfographicshow, kad užsisakę Proton VPN 2 metų planą gautumėte iki 70% nuolaidą. Niekas nenuodija savo paties darbo šiaip sau. Jie tai daro todėl, kad jaučiasi, jog jų darbas buvo iš jų atimtas. Tas jausmas neatsiranda iš niekur. Viskas prasidėjo nuo vagystės.
Metų metus šias sistemas kuriančios įmonės žiūrėjo į atvirą internetą kaip į sandėlį. Jos iš ten surinko milijardus paveikslėlių, balsų ir pastraipų. Pirminiai kūrėjai niekada nebuvo paklausti ir niekada negavo užmokesčio. Tai buvo apiplėšimas, paprastas ir aiškus. Didžioji dalis to grobio pateko į vieną atvirą duomenų rinkinį, vadinamą Lion 5B, kuriame buvo milžiniškas duomenų rinkinys, sudarytas iš 6 milijardų paveikslėlių ir juos lydinčių tekstų. Iš jo mokėsi Stable Diffusion, kaip ir dauguma vėliau atsiradusių meno kūrinių. Tai buvo suspausta matomos interneto dalies versija, paversta į kažką, iš ko mokėsi mašinos. Tada menininkai pradėjo atkreipti dėmesį. Jie pradėjo atpažinti savo pačių darbus rezultatuose. Stiliai ir technikos, kurių tobulinimas užtruko dešimtmečius, buvo atkartojami per kelias sekundės. Iki 2023 metais generatorius galėjo akimirksniu imituoti menininko potėpius ir talentą. Per visą karjerą sukaupta patirtis buvo sumažinta iki užklausos ir nuvertinta įrankio, kurį naudoti nieko nekainavo. Koncepcijų menininkė Carla Ortiz kartu su kitais menininkais 2023 metais padavė į teismą Stability AI. Tuo pačiu metu savo bylą iškėlė ir Getty Images. Bylos užsitęsė, o tuo metu duomenų rinkimas tęsėsi ir modeliai tobulėjo. Įmonės kūrusios šiuos modelius atvirai pripažino savo veiksmus. OpenAI Didžiosios Britanijos parlamentui pareiškė, kad sukurti šiandieninius pažangiausius modelius be autorių teisės saugomų kūrinių būtų neįmanoma. Žinoma, buvo atsisakymo formos, tačiau atsakomybė buvo perkeliama kūrėjui. Užuot iš anksto prašę leidimo, menininkai turėjo patys ieškoti modelių prašymų formų po vieną ir tikėtis, kad jų prašymai bus gerbiami. Galios balansas liko kūrėjų pusėje, todėl menininkai prisitaikė. Paprasti įkelimai virto ginklais po vieną failą. 2023 metais Čikagos universitetas pristatė programą pavadinimu Glaze, kuri buvo nukreipta būtent prieš dirbtinio intelekto modelius. Įveskite menininko vardą į dirbtinio intelekto modelį ir jis sugeneruos paveikslą pagal tą konkretų stilių ir duomenis, iš kurių jis mokėsi. Glaze tai pakeičia. Ji veikia išnaudodama tai, kaip kompiuteris mato vaizdą. Dirbtiniam intelektui paveikslas iš tikrųjų nėra paveikslas. Tai yra skaičių seka, kuri sudaro stilių ir struktūrą. Glaze šiek tiek iškraipo tuos skaičius. Tai subtilu. Žmogaus akiai nematoma, tačiau mašina mokosi iš užmaskuotos informacijos. Tai veikia kaip optinė iliuzija. Du žiūrovai gali žiūrėti į tą patį vaizdą ir matyti visiškai skirtingus dalykus. Šiuo atveju žiūrovai esate jūs ir mašina. Jūs matote savo paveikslą būtent taip, kaip buvo numatyta. Modelis mato kažką kitą. Aliejinė tapyba gali atrodyti kaip anglimi piešta. Akvarelė gali būti matoma kaip visiškai kita technika. Vizualus stilius, iš kurio mokėsi duomenų rinkimo robotas, iš esmės buvo pakeistas. Žinia greitai pasklido. Ir Glaze jau peržengė 6 milijonų atsisiuntimų ribą, tačiau yra ribų. Glaze galėjo paslėpti stilių, bet negalėjo sustabdyti žmogaus nuo paties vaizdo paėmimo. Ir kiekvieną kartą, kai žmonės rasdavo naują būdą pakeisti paveikslėlį, duomenų rinkimo robotai sugrįždavo su geresniais būdais jį atkurti. Tai buvo tarsi amžinai viengintis. Kūrėjams reikėjo kažko, kas galėtų užbaigti šią kovą. Jiems reikėjo nuodų piliulės. Jie atsirado 2024 metų sausį ir tai buvo Nightshade. Dar vienas produktas iš Čikagos universiteto turėjo vieną tikslą – užkrėsti. Paveikslėlis perleistas per Nightshade atrodys visiškai normaliai tiek žmogaus akiai, tiek mašinai. Bet jis yra tarsi Trojos arklys. Jei mašina yra mokoma pagal tą vieną paveikslėlį, modelis pradeda mokytis nesąmonių. Rezultatai beveik juokingi. Skrybėlės virsta tortais, rankinės – skrudintuvais, automobilis imamas piešti kaip karvė. Menininkams ir kūrėjams tai atrodė kaip atpildas. Metus dirbtinio intelekto kompanijos rinko meno kūrinius, kad apmokytų savo modelius. Dabar tai, kas buvo paimta, galėjo būti panaudota prieš tuos, kurie tai paėmė. Paklausa atsirado akimirksniu. Nightshade buvo atsisiųsta 250 000 kartų vos per 5 dienas. Universiteto serveriai neatlaikė srauto. Ją sukūrusi komanda turėjo skubiai paskelbti atsargines atsisiuntimo nuorodas, nes tūkstančiai žmonių veržėsi ją gauti. Daugelis manė, kad tai yra įsilaužimas. Taip nėra. Nė viena užkarda nebuvo pažeista, o įrankis niekada neliečia nė vieno įmonės serverio. Tyrėjai tai vadina priešiškuoju mašininiu mokymusi. Tačiau paprasčiau tariant, Nightshade yra magiškas triukas mašinoms. Modelis nėra puolamas iš išorės. Jis yra apgaunamas taip, kad pats save išmokytų neteisingų dalykų, o tada ta klaida laikoma tiesa. Pradėti šį procesą daug nereikia. Mažiau nei 100 kruopščiai sukurtų paveikslėlių gali pakakti, kad būtų užnuodyta viena sąvoka pažangiame DI modelyje. O jei Nightshade derinsite su Glaze, tas pats paveikslėlis gali ir paslėpti menininko stilių ir tuo pačiu metu užnuodyti mokymo duomenis. Tačiau tie rezultatai buvo gauti iš modelių, kuriuos tyrėjai galėjo tiesiogiai išbandyti. Didesnės DI sistemas sunkiau tirti ir niekas už tų kompanijų ribų tiksliai nežino, kiek jos yra pažeidžiamos. Tačiau tai iš tikrųjų nėra esmė. Nightshade perkelia idėją iš teorijos ant popieriaus į kažką, kas iš tikrųjų veikia. Žala taip pat nelieka apribota. Užnuodykite šuns sąvoką ir susijusios idėjos, tokios kaip haskiai, šuniukai ir vilkai, taip pat gali pradėti keistis kartu su ją. Kai kuriuose bandymuose tyrėjai į vieną modelį įkėlė šimtus sugadintų vaizdų, kol jis beveik nebegalėjo generuoti atpažįstamų vaizdų. Ir čia tai nustojo būti vien tik gynyba.
Kiekvienas užnuodytas vaizdas įkeltas į internetą tampa potencialia miegančia ląstele. Jis gali likti nepastebėtas duomenų rinkinyje mėnesius ar net metus, laukdamas kito mokymo etapo. Asmo, kuris jį įkėlė, galbūt niekada net nesužinos, ar jis buvo surinktas, ar kuris modelis iš jo mokėsi. Vaizdai buvo tik pradžia. Tas pats triukas veikia su bet kuo, iš ko mokosi mašina. Nuo tavo rašymo iki tavo veido, o tavo balsas yra kitas taikinys. Tokiai paslaugai kaip Eleven Labs reikia tik kelių švarių tavo balso įrašų, kad sukurtų įtikinamą kopiją. Pakanka net ištraukos iš tinklalaidės. Tinka ir YouTube vaizdo įrašas, kelios sekundės socialiniuose tinkluose ar net senas balso paštas kažkieno telefone. Tai tapo mėgstamų sukčių įrankiu ir tai nėra tik teorinė rizika. 2024 metais nusikaltėliai panaudojo klonuotus balsus ir veidus, kad per vieną suklastotą vaizdo skambutį pavogtų apie $25 milijonus. Bankai ir teisėsaugos institucijos dabar įspėja žmonės apie skambučius su suklonuotais artimųjų balsais, prašančiais pinigų. Dėl šios priežasties saugumo tyrėjai sukūrė įrankį Safe Speech. Jūsų balsas turi savo unikalų atspaudą, tarsi garso atspaudą, kurį dirbtinio intelekto sistemos naudoja jūs atpažinti ir kopijuoti. Safe Speech subtiliai iškraipo tą atspaudą. Kitam žmogui jūs skambate visiškai taip pat, tačiau balso klonavimo modeliui jūs tampa daug sunkiau nukopijuoti. Mašinai tai veikia panašiai kaip radijo trukdžiai. Jūs aiškiai girdite balsą, bet dirbtinis intelektas – ne. Svarbiausias jam reikalingos detalės yra iškraipomos. Jei balso kloną apmokysite su tokiu įrašu, rezultatai bus neteisingi. Jie pakankamai panašus, kad skambėtų kaip žmogus, bet trūksta subtilių bruožų, kurie leidžia jums skambėti kaip jūs pats. Sumanumas slypi tame, kada tai pritaikoma. Tai nėra filtras uždėtas ant padirbto balso po jo sukūrimo. Tai yra pačiame originaliame įraše. Dirbtinis intelektas mokosi iš apsaugotos versijos, todėl klonavimo procesas žlunga dar prieš jam pavykstant. Modelis neturi švarios kopijos, iš kurios galėtų mokytis. Tai ir skiria šį dalyką nuo meno kūrinių apsaugos. Pavogtas portfolio yra viena netektis, jūsų balsas visai kas kita. Tai garsas, kurį jūsų šeima ir draugai atpažįsta akimirksniu. Tai, ko labiausiai trokšta sukčius, bandydamas jūs apsimesti. Tai apverčia situaciją. Taikinys pats gali paspęsti spąstus. Pirmą kartą menininkai, rašytojai ir paprasti žmonės turėjo būdą kovoti su sistemomis, kurios buvo apmokytos jų darbais ir tapatybėmis. Tai skambėjo kaip kitas žingsnis skaitmeninėje saugoje. Ir tada dirbtinio intelekto laboratorijos atsakė. Jie nenorėjo prarasti prieigos prie duomenų, kurie maitino jų modelius. Jei menininkai galėtų užnuodyti mokymo duomenų rinkinį, laboratorijos bandytų pašalinti tą nuodą. Ir tai pradėjo kažką didesnio nei saugumo įrankis – ginklavimosi varžybas. Jie negalėjo tiesiog priimti sugadintų duomenų rinkinių, bet ir negalėjo sau leisti jų daugumos išmesti. Todėl jie pabandė paprastą sprendimą. Jie pradėjo tikrinti kiekvieną surinktą paveikslėlį pagal jo antraštę ir atmesdavo viską, kas nesutapo. Teoriškai, užnuodyti duomenys turėtų išsiskirti. Realybėje tai pagauna tik dalį jų. Bandymų rezultatai rodo, kad šios sistemos pažymi galbūt 40 iki 60% užnuodytų paveikslėlių. Likusieji praslysta. Ir tada atsiranda antra problema. Jie taip pat ištrina daug švarių duomenų, todėl modeliui lieka arba užteršti duomenys, arba per mažai, kad galėtų mokytis. Todėl jie pabandė ką nors kitą. Jie pradėjo perleisti kiekvieną paveikslėlį per valymo modelį prieš mokymą, bandydami pašalinti viską, kas įtartina. Skamba sumaniai, bet tai lėta ir brangu. Ir vis tiek turi apribojimų. Kadangi užnuodijimas prisitaiko, menininkai jį sukuria taip, kad jis išgyventų tą valymo etapą. Todėl jis vėl pasirodo kitoje pusėje, tarsi dėmė, prasiskverbianti atgal. Netrukus po to, kai buvo paleista Glaze, viena tyrimų grupė pareiškė, kad jau įveikė maskavimą, todėl Čikagos komanda išleido tvirtesnę versiją. Kaskart, kai programa buvo pažeidžiama, jie sukurdavo naują pataisą. Tai buvo sekinimo karas. Net jei balsas turi įmontuotą apsaugą, vis tiek yra būdų pašalinti jo dalis, pakankamai jį apdoroti, ir dalis tos apsaugos pradeda nykti. Kai kuriais atvejais ji pastebimai susilpnėja, neišnyksta, bet pakankamai pažeidžiama, kad tai turėtų reikšmės. Kol kas nuodytojai laimi, nes jėgos nelygios. Yra mažų komandų, kurios nuolat viešai bando naujus triukus. Kita vertus, kelios dirbtinio intelekto laboratorijos bando užlopyti atsirandančias spragas. Taigi kiekvieną kartą, kai laboratorija išleidžia pataisymą, jis iškart išbandomas ir beveik iškart atsiranda nauja versija, pakoreguota taip, kad apeitų tą pataisymą, dažniausiai per kelias savaites. Ir visa tai turi savo kainą. Jie pirmiausia tenka ne laboratorijoms. Jie tenka žmonėms, kurie apmoko modelius su duomenimis. Visa DI verslo modelio esmė buvo pažadas, kad duomenys bus nemokami, begaliniai ir švarūs. Nuodai sugriauna švaros idėją. Kai švaros nelieka, ir kiti du pažadai nebeatrodo teisingi. Nes dabar niekuo nebegalima pasitikėti iš pirmo žvilgsnio. Užnuodytas failas atrodo lygiai taip pat kaip tikras, nėra jokios žymos ar įspėjimo, todėl kiekvienas duomenų rinkinys tampa kažkuo, ką reikia tikrinti rankiniu būdu arba su įrankiais, kurie vis tiek daug ko nepastebi. Aukščiausios klasės modelio apmokymas jau dabar kainuoja $100 milijonų, o kiekvienas papildomas valymo žingsnis tik padidina šias išlaidas. Viena užnuodyta duomenų partija gali atitolinti projektą keliomis savaitėmis. Ir būtent tai yra esmė.
Tikslas niekada nebuvo sugadinti vieną modelį dėl pramogos. Tikslas buvo padaryti pavogtus duomenis brangesnius nei mokamus duomenis. Jau dabar naudojamas teisėtas, švaresnis metodas. Adobe apmokė savo Firefly įrankę, naudodama Midjourney paveikslėlius. Shutterstock sudarė panašius sandorius. Jei norite švarių, kokybiškų duomenų, turite už juos sumokėti. Tai rimta problema šiai industrijai. Investuotojai į dirbtinį intelektą investavo dešimtis milijardų, tikėdamiesi, kad duomenys visada išliks pigūs. Dabar ši prognozė nebeatrodo tokia užtikrinta. Ilgą laiką buvo tikima, kad jei kažką sukuri, tai ir priklauso tau. Duomenų rinkėjai šį susitarimą sulaužė nieko neklausdami. Dirbtinio intelekto kompanijos elgėsi taip, lyg žmogaus darbas būtų nemokamas, begalinis ir niekam nepriklausantis. Tai buvo pirminė klaida. Paveikslai buvo surinkti, nuotraukos atsisiųstos, balsai, veidai, vaizdo įrašai – viskas buvo surinkta milžiniškais kiekiais. Jei tai buvo internete, tai buvo laikoma laisvu grobiu. Sutikimas atrodė kaip pasirenkamas dalykas. Kiekvienoje kitoje industrijoje galioja priešinga taisyklė. Fotografas suteikia licenciją nuotraukai prieš ją naudodama kokią nors prekę. Muzikantai iš anksto gauna leidimą naudoti samplus prieš išleidžiant kūrinį. Net kino studijos moka už kiekvieną panaudotą licencijuotos vaizdo medžiagos kadrą. Milijonų žmonių darbas buvo traktuojamas taip, lyg jis niekam nepriklausytų. Šios kovos nesukūrė menininkai. Ją sukūrė dirbtinio intelekto laboratorijos ir jų modelius apmokantys žmonės. Ta akimirka, kai darbas buvo paimtas be leidimo, balansas pasikeitė. Viskas, kas vyko po to, buvo tik reakcija. Negalite kurti imperijos idėją, kad žmonės nesvarbus, o paskui stebėtis, kai tie patys žmonės ima priešintis ir klausia, kaip veikia sistema. Nes problema nėra sutartyje ar taisyklių puslapyje, jie įdiegta pačiame modelių mokymosi procese. Visos ankstesnės apsaugos bandė mandagiai kontroliuoti elgesį per autorių teisų įspėjimus ar atsisakymo formas, bet niekas iš tikrųjų nesustabdė duomenų rinkimo. Šį kartą yra kitaip. Pirmą kartą vienas žmogus gali daryti įtaką tam, ko sistema mokysis toliau, ir sistema negali to ignoruoti. Žmonėms pergudraujant dirbtinio intelekto duomenų rinkėjus, skaitmeninė vagystė tampa sudėtingesnė, ypač kai kalbama apie sukčiavimus. Tačiau tai nėra pirmas kartas, kai žmonėms tenka priešintis. Žiūrėkite, kaip sukčiai pasirinko ne tuos žmonės ir sužinokite, kas nutinka, kai karma grąžinama, arba spauskite šį vaizdo įrašą.